Žinot, mažai, aš niekaip nesuprantu, už ką. Už ką? Už ką aš niekaip negaliu suprasti. Kas už ką, gerbiamasis? Už ką prokuratūra, policija, teismai, visas valstybės represualinis aparatas baudžia Gelažniką. O tai tau, matai, ponas nesupranta. Pabandysiu paaiškinti už tai, kad tasai 5 metus Vilniaus senamiesty parduotuvėje prekiavo fufelių prisidengęs prabangios parduotuvės dekoracijomis. Gerai, aš jums atsakysiu į visą šitą demagogiką. Kas yra fufliakas, kas yra padėlkė? Paimat vieną ranką $1 banknotą, į kitą ranką $1 banknotą ir pažiūrit prieš šviesą. Vienam yra vandens ženklai, o kitam nėra vandens ženklų. Tai reiškia, tas, kur nėra vandens ženklų, yra padėlkė, reiškia, kalėjimas 25 metai, jopštarai. Tai su drabužiais tas pats. Ekspertai. Stop, nustatė. Palaukite. Jūs paimkite originalias Armanino kelnes ir paimkite iš Gelažnikovo parduotuvės kelnes ir abi vienodai lygiai prieš šviesą pakelkite ir pažiūrėkite, ar ten bus ženklai vandens. Ten nebus vandens ženklų, o jeigu ir bus, tai čia bus ne gamintojo, vartotojo, nešiotojo kaltė. Ir taškas. Bet palaukit. Palaukit, jūs pats dabar palaukit. Paimkite Dalios ir Gabanos diržą. Tai ten ekspertai per mikroskopą jį tyrinėjo, susirietę, žiūrėdami, ar ten neaptiks kokį skirtumą. O jūs pažiūrėkit, pats išrankusis ponas Filipinas Kirkorovas 5 kartus pirko pas Gelažnikovo parduotuvį. Tai jūs man pasakykit, kom skiriasi tos Gelažninkelio kelės nuo Versačio kelnio? Tylit, tai ką jūs galit pasakyti? Nu tai o ką dabar paimti Gelažniką paglostyti ir paleisti, ne? Gelažnikovą patį reikia skelbti metų gaminiu. Jūs pasižiūrėkit, paprastas bernas iš kaimo gabalas atvažiavęs iš provincijos, kokius siuvo dalykus. Geriau, kokybiškiau fufelius padaro, negu visi tie Dolce Gabanai, Armani ir Versace kartu sudėjus. Siūlės tos pačios, identiškos, klostės, viskas, oda tokia pat. Čia ką su mikroskopu reikia žiūrėti, tyrinėti, ar ten yra originalaus dizainerio pleiskanų viduj. Tai ką? Laisvė Gelažnikui? Laisvė Marių, jo. Koks pas poną laikrodis? Rolexas čia yra iš Gariūnų. Brangus, blecha.